Kalnapilio arenoje išbandoma nauja krepšinio aikštelės danga. Šiaip senas parketas tikrai irgi geras buvo, bet jau buvo laikas atsinaujinti, tai labai džiugu, kad yra naujas parketas, matome išviežęs, be jokių skylių, be nieko, tai tikrai labai malonu bus ant jo žaisti ir spalvos bus gražesnis ir tiks prie Lietkabelio komandos. Įsigijus naująjį parketą, ieškota būdų, kaip jis atspindės mūsų miesto krepšinio komandos identitetą. Užribius nuspręsta nudažyti Lietkabelio spalvą. Didelį iššūkį turėjom tokį, jog bordo spalvų atspalvių yra gamoje visi 83. Todėl reikėjo surasti būtent tą, kuris tiktų, atitiktų ir būtų tikslus būtent taip. Tai išbandėme įvairiausius derinimo procesus, visi tarėmės, ieškojom ir galiausiai suradome būtent šitą. Kol kas labai džiaugiamės, atrodo ryškus, patrauklus. Svarbi ne tik išvaizda, bet ir funkcionalumas. Naujasis parketas bus surenkamas ir išrenkamas dvigubai greičiau nei senasis, krepšininkams tarnavęs 10-metį. Tam, kad žmogui, paimti vieną segmentą, reikia kaip minimum 4 žmonių, o dabar jau vienas žmogus paima jau ir gali ateiti ir dirbti. Tai reiškia, kad ir nugara saugosi, ir žmogaus sveikata, ir greitis. Aikštelės danga nauja, tačiau modernizacija tuo nesibaigia. Matome, krepšiai stovi, yra viskas kaip ir su jais gerai vizualiai, bet iš tikrųjų kiekvienam varžybom bijom, kad kažkas gali atsitikti, nes jiems lygiai tiek pat metų kaip ir parketui. Tai šiandien dienai reiškia lygiai taip pat vykdomas pirkimas per Panevėžio miesto savivaldybę. Tai mes po truputį stengiamės, bandom, nupirkti ir naujus krepšių stovus. Visa Lietkabelio krepšinio komanda naująją aikštelės dangą išmėgins jau netrukus. Jų treniruotės startuos rugpjūčio 17 dieną.